Sveikos, kurios žiūrite įrašą. Šiandien man ypatinga aktyvacija meditacija tuo, jog po jos turėsime Daivos šventinį skambutį. Ir šie skambučiai man yra palaiminimas. Šie skambučiai yra man toks tarsi šventas stebuklas, kuriame aš suprantu, jog moteris įsipareigojo dėl savęs, bet tuo pačiu pasitikėjo ir manimi. Todėl šiandien gražią aktyvaciją meditaciją pravesiu kaip Daiva ir norėjo apie priėmimą. Priėmimą greičiausiai šios akimirkos, čia kur esame dabar ir svarbiausios asmenybės šioje žemėje, tai yra savęs. Savęs moters, kuri yra šioje akimirkoje. Visiškai nesvarbu, kokia yra tavo praeitis ir nebūtinai svarbu, kas bus jau kitą akimirką. Svarbiausia, kad tu šioje akimirkoje pajustum savo prabangę prigimtį, savo moters prigimtį, kurioje telpa didžiausi pasaulio stebuklai. Tai va tas savęs priėmimas, jis tikrai kiekvienoj moteriai turėtų tapti toks grynas, sodrus, tikras ir be abejonės. Tai kviečiu tave į tokią meditaciją, aktyvaciją. Gali palengva užmerkti akis ir įsitaisyti arba pataisyti savo kūno poziciją tiek, kiek tau norisi ir taip, kaip tau norisi. Galbūt tu nori dar truputį sukelti kojas arba jas nuleisti. Galbūt atpalaiduoti rankas, galbūt įsitaisyti dar truputį patogiau. Nesgi mieloji, viskas yra apie tave ir dėl tavęs. Šioje akimirkoje, čia ir dabar, aš kviečiu tave susikoncentruoti į savo širdies centrą esantį tavo krūtinės kairėje pusėje. Tai yra tavo besąlyginė meilė. Ir dabar šioje akimirkoje, kai tu koncentruojasi į savo besąlyginės meilės šaltinio centrą, suformuok šiai aktyvacijai ketinimą. Aš leidžiu savo priimti savo prigimtį. Aš leidžiu savo priimti dovanas ir palaiminimus. Ir nuo šios akimirkos aš nusprendžiu, jog visą savo likusį gyvenimą aš drąsiai priimsiu. Ir priimsiu visas akimirkas. Aš priimsiu netgi situacijas, kurios man nepatogios, iškeltą galvą kaip karalienė. Nes tose situacijose labiausiai galiu suprasti savo potencialą. Aš nuo šios akimirkos renkuosi priimti gražiausias ir prabangiausias dovanas, be išsisukinėjimų, be abejonių ir be vidinės kaltės. Aš renkuosi priimti. Ir šią aktyvaciją, meditaciją skiriu tik tais savo ir tam priėmimui. Ir viskas. Tau tiek tai reikia, mano brangioji. Moteriškai suformuoti tikslų ketinimą. Ir jis tampa tavo realybė. Šioje akimirkoje čia ir dabar leisk savo, koncentruodamasi dar labiau į save, 3 kartus kartu su manimi įkvėpti ir iškvėpti. Palengva gali pradėti įkvėpdama giliai ir lėtai pro nosį. Lėtai ir giliai iškvėpdama pro burną. Dar kartelį. Giliai lėtai įkvėp pro nosį. Lėtai ir giliai iškvėp pro burną. Ir paskutinį kartą. Lėtai ir giliai įkvėpk pro nosį. Giliai ir lėtai iškvėpk pro burną. Šioje akimirkoje čia ir dabar dar stipriau gali pajusti širdies centre esančią tavo vidinę galią.
Tai yra meilė, tai yra šviesa, tai yra grožis, tai yra drąsa. Ir leisk į ją savo susikoncentruoti. Matyk, kaip ta šviesa skleidžiasi tavyje, tavo krūtinėje, viskas plečiasi ir ta energija tarsi auga ir vis daugiau apima tavo vidaus. Ji plečiasi ir apima kiekvieną ląstelę, kiekvieną audinį, kiekvieną organą. Viskas plečiasi, auga, didėja ir tu dar labiau jauti. Jauti širdimi ir išgyveni, kad tu esi pasirengusi priimti viską. Be išsisukinėjimo priimti kaip moteris karalienė čia ir dabar. Ir tu širdimi jauti, kad gali priimti. Ta energija visoje tavo krūtinėje, ji tarsi transformuoja viską, kas yra tavyje. Ji leidžiasi per pečius, tavo rankomis iki alkūnių. Tiek, kiek tau išeina mintimis. Matyk ir įsivaizduok, kaip ta energija keliauja rankomis iki alkūnių, o nuo alkūnių iki tavo plaštakų. Ir rankomis tu jauti, kad dabar kaip niekada gebi priimti savo talentus, priimti savo dovanas, priimti savo charakterį, savo savybę, savo moteriškumą, dovanas iš kitų, dovanas iš pasaulio, iš visatos, iš žmonių, akimirkas ir situacijas, dėmesį ir grožį. Tu viską gebi priimti. Netgi dalykus, kurie nepatogus, tu šioje akimirkoje supranti, kad gebi priimti, tu priimi. Ir tai viską transformuoja iš karto. Ši nuostabi priėmimo energija, besąlyginė meilė tavyje, leisk matyti vidiniu žvilgsniu, kaip ji auga ir plečiasi per tavo kaklą, į tavo galvos ertmę. Vis stipriau ir vis labiau. Bėga per kiekvieną ląstelę, nuo pat smakro, per tavo lūpas, per skruostus, per nosį, akis, per kaktą. Bėga per tavo galvos ertmę. Kiekviena ląstelė, kiekvienas audinys apimamas to grožio, tos besąlyginės meilės, to suvokimo ir visiško realybės keitimo, jog tu priimi. Nuo šios akimirkos tu gebi priimti didesnę gausą, malonesnės staigmenas, priimti aukštesnius standartus be kaltės, o su meile ir vidinė šiluma. Ir tu jauti, kaip tavo plaukais nuo pat šaknų iki pat galiukų nubėga tas jausmas ir tas tvirtas suvokimas savyje, aš priimu. Jauti, kaip tavyje palengva keičiasi netgi tavo pozicija. Ji tampa įgalinta, ji tampa aiški ir sodri, nes tu priimi save. Pirmiausia, viskas prasideda nuo priėmimo savęs, savo veido, plaukų, savo rankų. Ir tu jauti tą galią priimdama save tokią, kokia esi dabar, šią akimirką, be pasiteisinimo, tik tai su besąlyginė meilė. Ir mintimis keliaudama žemyn savo kūnu, tu jauti, kaip nuo širdies centro, nuo krūtinės viskas leidžiasi žemyn, per tavo stuburą, iki tavo liemens. Ir tu vis garsiai arba tyliai mintise savo pakartoji, aš priimu. Aš priimu save, aš priimu gyvenimą, aš priimu pokyčius, nes aš pati jų noriu. Ir kartais tai reiškia sunkesnį kelią. Tačiau šis kelias yra skirtas tik karalieniai, kuria tu ir esi. Ir ši nuostabi energija keliauja žemyn, tu matai savo vidiniu žvilgsniu iki tavo patinės pilvo dalies. Ir toje dalyje viskas gražiai transformuojasi ir keičiasi, viskas auga, viskas plečiasi, tas priėmimas, besąlyginis priėmimas. Ir tai nereiškia, kad tu mažini savo standartus, tai nereiškia, kad tu susitaikai, tai reiškia visiškai,
kad tu priimi ir matai situaciją, kokia ji yra. Ir leidi ją savo pakoreguoti pagal save, pagal naują savo kokybę, pagal naują savo viziją ir savo troškimą. Ir tu matai, kaip tavyje ta energija vis stipriau auga, plečiasi, nes tu priimi. Ta energija keliauja žemyn per tavo klubus, tavo sėdmenis, vyksta besąlyginis priėmimas savęs, savo moteriškumo, savo gaivališkumo ir energijos. Vyksta priėmimas kiekvienos savo ląstelės, kiekvieno linkio. Šioje akimirkoje tu priimi save. Ir ta energija keliauja žemyn per tavo šlaunis, per tavo kelienus, blauzdas ir pėdas. Jauti, kad tas priėmimas tavyje įsižemino per aiškę vidinę tiesą. Aš esu tobula. Aš priimu save, priimu savo moterišką pradą ir priimu gyvenimą. Ir tas priėmimas tavyje žadina gyvybinę energiją gyventi, patirti, drąsiai eiti, nagrinėti, būti žingeidžiai, klausinėti ir išlikti jaunai. Čia ir dabar jauti savyje visiškai sodrią priėmimo energiją. Ir už tą sprendimą, vidinį moters sprendimą, kurį ką tik priėmei. Jauti ir matai, kaip iš visatos atkeliauja pas tave palaiminimas. Ir tai yra tavo karūna. Šis palaiminimas leidžiasi tarsi šviesos šaltinis, tarsi kristalinės visų žvaigždžių energijos šaltinis, gražios karūnos pavidalu. Ir tu matai, kaip virš tavo galvos pakimba tas gražus spindintis šaltinis. Tai yra tavo palaiminimai. Tik dėl to, kad pasirinkai save. Tik dėl to, kad pasirinkai priimti. Ir ši nuostabi, graži, kokią tik gali įsivaizduoti karūna, ji nusileidžia ant tavo galvos ir apima visą tave. Kiekviena ląstelė suvibruoja, kiekviena ląstelė kristalizuojasi ir tu priimi tą palaiminimą, jausdama savyje ramybę, meilę, išsipildymą ir galią. Galią keisti viską, kas yra dabar, taip, kaip jauti, kad tu nori keisti. Jausdama tą nuostabią būseną savyje, nusišypsok savo ir pasauliui. Niekur neskubėdama, giliai ir lėtai su šypsena įkvėpk pro nosį. Lėtai ir giliai su šypsena iškvėpk pro burną. Čia ir dabar, palengva grįždama į šią akimirką, jaus, kaip energija tavyje išlieka. Ir atsimerkdama tu pradedi matyti viską kitaip. Per absoliutų priėmimą.